Šiandien užteks. Ai, tu, kad tave. Klausyk, žurnalistas, tu nuo manęs visai žiūriu neatstoji. Tu mane jau pradedi nervuoti. Einam, aš tau porą vėl anekdotų papasakoju, gal vėl atsikabysi. Einam, sakau. Nu, aš kadangi tau galiu papasakoti istorijų į savo jaunystės, viską, kaip dar stiprus buvau, sveikata buvo gera, dar prieš armijų, dar kadaisna inšokius vaikščiodavau kultūrkien. Nu ir rozam nueinu, vyras, kaip turi būti gražus, treningiukai su kvepalais, viską. Nueinu, ir žiūriu, tokia mergekė stovi nebloga, aš taip ją pasižiūrėjau, tokia simpatiška, ale figūra kokia. 90, 60, 90 ir čia tik galva. Nu viską, nu aš ją ten pakadrinau biskį, pakotenau, žinai, kaip turi būti. Pakotinau viską ir pasikalbinau iš ją, nu ir pradėjom susitikinėti viską, pradėjom paskui gyventi, nu ir taip daug laiko nepraėjo, gaunu šaukimą, kad man į kariuomenę reikia važiuoti šitą, nu ir mane į Uzbekistaną norėjo išvežti viską, nu ir ką, reikėjo atsisveikinti jau su jie, kadangi išveža mane metam visiems, nu ir taip traukinių stoty stovim. Aš jau taip lipti į traukinį, o ta tokia matos mergaitė pasimetus, tokia liūdna viską ir tokia stovi drebančių balsų ir sako, aš tavęs lauksiu. Aš taip jai sakau, nu tai eik namo, manęs dar ilgai nebus, supranti? Nesuprantu, šiuolaikinės tos mergos buvo šakės. Nu ir aš jau po armijos, nesusiklostė iš tiesų man ten gyvenimas su ta mergaitė. Grįžau, tai iš karto įsiskyrėm, kas kur savo. Nu, darbo pradžiai neturėjau, tai, taip sakant, užsiminėjau viskuo. Tai paskui buvo labai tokias biznis pas mus geras. Japonijoje išrado robotą tokį, ten per 5 minutės pagaudavo 50 vagių. Amerikoje paskui po mėnesio tą robotą paėmė, patobulino, ten viskį šaratus kažką pasukiojo. Tai tas robotas paskui per 5 minutės Amerikoje pagaudavo 100 vagių. Dar po mėnesio į Lietuvą jau tą robotą atvežė. Nu, tai mes su chebra per 5 minutės robotą pavogdavo. Tai va. Ir reikia kažkaip ieškoti dabar kitos dielos, bet po to laiko darbo neturiu.